Ir gal jau kai kas girdėjo šitą istoriją, bet vis tiek aš nuo jos pradėsiu, nes nuo to prasidėjo ir šitos 3 knygos. Grįžęs sėdėjau prie stalo ir meditavau ties Sauliaus Mykolaičio telefono numeriu mano mobiliajame telefone. Galvau, reiktų ištrinti, nebėra Sauliaus, bet kažkaip nekyla ranka. Ir užuot ištrynęs aš paspaudžiau žalią ragelį. Ir va taip nutiko, kad tai buvo pirmasis laidas, pirmasis žingsnis į šitas knygas. Aš kol kas jo nesuvokiau, kol kas ir neaiškinsiu. Pradėsiu tuo eilėraščiu, kuo viskas prasidėjo. Pigiausių tarifų. Dėl to ir skambinu, labai sapnavau. Žemė pavasarį patvino kapais, po pat pirkios langų pietys atpūtė kelis neprižiūrimus kapelius priaugusius sulaukėjusių pirštų. Barška į lango stiklą, lyg lietutis, fenkšui skambalėliai. Pilni laukai plūduriuoja lyg valčių iš aptvaro išsiveržusių kapų. Netaip seniai mirusius dar galima atpažinti, tūno lyg debesėliai virš kauburio, kai kurie visai iškorėja, kiti stipresni, dar stumėsi kryžiais it irklais. Reiškia, įgūdžiai lieka. Čia visur buvę žvejų kaimeliai. Lieka randai ir patirtys, netgi skausmai kai kurie tie, kur sakydavom nervinių pagrindų. Lieka pagalvė šlapia nuo prakaito. Nuo prakaito, sakau, ne nuo ašarų. Lieka tik atsisveikint, tik atsidust. Atleisk, kad taip vėlai skambinu. Reikėjo anksčiau. Suprantu, reikėjo anksčiau, bet kol buvai gyvas visai neturėjau laiko. Žinau, nelabai galima tau šnekėt, ten jūsų klausosi. Tu tik šniokšk į ragelį, aš išsiversiu. Išsiversiu, sakau, neišsiverksiu. Išsivartysiu po skiemenį, akmenį, ištikrinsiu pagal natas sapnininkus. Ne, manojo sapno niekas neaiškino. Išsigalvojau. Sako, jeigu turi kam papasakot savo sapnus, dar nesi vienišas. Todėl ir skambinu, nepaisydamas trukdžių, nepaisydamas įkyraus tų kapelių birbimo, sujungimas negalimas, prašom patikrinti numerį. Neturėjau daugiau kam, tai ir paskambinu. Neturėjau daugiau ką veikti, tai ir paskambinau. Neturėjau daugiau kur dėtis, tai ir paskambinau. Nejučia užkliudžiau tamsoje varpo virvę, tai ir paskambinau, skambinu. Žinojau, kad pakelsi. Žinau, kad tokiems kaip mes, net ir po to, net ir ten, kartais pasitaiko nemigų. Iškart po to eilėraštis vietoj fleitos. Dedikacija Remiui. Žinot, kokia jo žūtis? Galbūt per arti priėjau. Pamačiau, kad jo kaulai buvo sutraiškyti. Kaltas nesijaučiu. Nenoriu aiškintis. Aš tik paskubom. Aklo apsimečiau iš pagarbos, visai neketinau gudrauti. Tik probėgšmiais. Neva vedlys šuo apsipažinęs prie kapo duobės atvedė. Nėra net ką pasakot. Labai daug rūko, lipnios tuštumos. Daug ką sunku suprasti. Tos vietos, kur akis buvo įsmeigęs šuo, kiek šiltesnis, kitur geriau nežiūrėti. Paskubom subėriau į pusžalę žemę 6 kauliukus su bemolių šešekėm. Jau sakiau, jie buvo sutraiškyti. Palinkęs virš vaško aptekusio stalo, Remis mėgino juos surūšiuoti, bet rankos virtusios paukščio nagais ir pirštai jo nebeklausė, dar dilgtelėjo, kaipgi jis gros ten. Nors žinojau, fleitos ten atimamos, vietoje jų išduodami vieversių virpantys liežuvėliai. Tačiau ir riksmas jo nebeklausė. Apdraskė neseniai nudažytas sienas mano namuose,
kitiems draugams vyzdžius apdegino. Vis dėlto riksmas ištrūko, pasiblaškė šiek tiek tarp barų, tarp bažnyčių, tarp moterų. Neveltui tiek repetuota, randais, sielos išskirom, eilėmis ir degtinėmis, nuvingiavo gomuriu, virpančių liežuviu, nusliuogė grumstais, lietvamžiais, garvežiais, gervių žvilgančių pleištų. Jau minėjau, gervių kelias visuomet per maną į guolį. Tėvams sakydavau, kad leidžia pagalvė. Dabar tų plunksnų prireiktų. Remiui pundelį, šamanui po šokančiom kojom, nes ten aidūs garsai, ten labai kieta nubusti. Jau minėjau, gervės perkirsdavo mėnulį ir kažkaip patekdavo į kambario vidų. Šį kartą manęs ten nebuvo. Aš tik per arti priėjau, šiek tiek per vėlai. Pamačiau tik, kad riksmas ištrūko. Buvo šiek tiek po mirties, šiek tiek po vidurnakčio. Ką be paveiksi, Remi? Dabar jau tik pėsčiomis. Dabar jau tik po velnių į saulėtekį. Saulėtekis čia abiem prasmėm. Mes gyvenom tuo metu studentai būdami 6 metus kaimynai buvom Niujorke studentų bendrabutyje. 3 eilėraštis, replika iš auditorijos, Gintaro Beresnevičiaus atminimui. Gal yra ten ir rankraščiai, knygos, rausvi gemalai inkunabulų, gal ant medžių ten želia ne lapai, o amą užgniaužiantys puslapiai. Ir galbūt ten epochos reikšmingos mažiau negu veidų ropojantis vabalas. Ir saulutė vilkams ten šiltesnė ir daug dažniau užteka. Gal dabar tau juokinga, kad numirė lyg vadovėlinis Hektoras. Tavo kūną nutasė Achajai po visą senamiestį. Įspūdingas gynimas. Dabar jau esi nusipelnęs mirties mokslų daktaras, bet kažko ten nėra, neišsinešta, pamesta. Lyg motyvas sugrįžti, nubust paryčiais, skaudžiai purtomam pašalo, su gėla ir pasiutusiu ilgesiu, kaip kad mėnuo iš debesio krinta, nes kažko juk tikrai ten nėra. Ir galbūt vien dėl to Lietuvoj vis dar rašoma. Ir galbūt tik dėl to Lietuvoj po šiai dienai dar randama gintaro. Tai va, šiais 3 eilėraščiais, šiom 3 asmenybėm ir prasideda ta visa knyga. Ir gerai įsižiūrėjus jų, šitų 3 žmonių padiktuoti kontekstai ir tampa šitos knygos pagrindu. Kažkokiu intuityviu būdu, pramušęs šitą ledą į kitą pasaulį, aš supratau, kad man nepaprastai įdomu bandyti prasiskverbti ten, kurie jau yra, bet jie nebegrįš, o aš turėčiau galimybę pareiti ir viską papasakoti gyviesiems.